Sveiki visi, šiandien aš jums parodysiu, kaip susikurti Animal Jam free accountą ir parodysiu patį žaidimą, jo ypatybės ir fainus dalykus, kuriuos aš šiandien žaidau, taip pat ir minusas. Taigi, gerą žiūrėjimą ir stengsiuos jums kuo geriau, kad jūs matytumėte laimę ir aš matau. Taigi, pirmiausia, ką mums reikia padaryti, tai įsivesti į Google paiešką www.animaljam.com ir mums išmeta va tokį va puslapį ir tada mes spaudžiame Play Now Free. Čia yra mano ir aš paste Nav Animal ar account. Ir tai, kai mums užkrauna, mes matome va tokį va dalyką. Ką mums reikia padaryti, tai pasirinkti, kad norime filmą. Ar tau patinka triušiukai, ar labiau tau patinka vilkai, o gal iš viso bežionėlė. Taigi pasirenkim šiuo tarpu, aš rinksiu Sigmandą, nes man jį labai miela ir labai graži. Kai pasirenki savo gyvūną, spaudžiam Next arba kitas mygtukas. Toliau, ką mums reikia padaryti, tai sugalvoti iš tokių žodžių savo gyvūnėliui vardą. Ir štai aš sugalvojau vardą, tai Fauna Strong Bear. Kaip sugalvojom savo gyvūnėliui vardą, taip pat spaudžiame toliau. Toliau mes matome lentelę, kurią reikia užpildyti, kad norime susikurti. Pirmiausias step yra mūsų gimtadienis esmė, tai aš dabar žymėsiu bet kokį. Ir dabar paskui pažymėti, ar tu mergaitė, ar tu berniukas ir amžių. Taip pat aš žymiu bet ką, kad susigalvoti savo username. Arba kitaip savo, kad įvedi, kad prisijungti. Aš šiuo tarpu aš sugalvoju bet kokį, kuriuo nebus nenaudojamas, taigi jūs vis tiek viską matysite, kas norėsit, galėsit jį pasiimti. Taip, aš dabar susigalvojau viską ir kaip matote, jau viskas yra parašyta ir mes einame toliau. Dabar čia rašo, kad reikia jūsų tėvų gmailą, bet tai yra nebūtina, nes galima rašyti savo gmailą, bet aišku, kas ten, kam tėvai tik su tėvų gmailą, tai rašykit savo tėvų gmailą. Aš bent jau rašysiu taip pat išgalvotą ir čia tikrai yra netikras gmailas. Ir kaip mes rašom gmailą, mums reikia jį pakartoti. Ir kai mes viską padarome, mums reikia sutikti su taisyklėmis, kurios čia rašo, kad žais gražiai, naudok tinkamus žodžius ir raportuok apie blogus Animal Jam žaidėjus. Mes spaudžiame sutinku ir tęsime toliau. Ir štai mes atsidūrėme kažkokiam laive ir čia rašo ateiti ir išklausyti instruktažą, kas nori tas eina, arba galima paspausti skip, kaip dabar aš padarysiu. Ir štai mes atsiradome čia, pačiam miesto vidury, kur atsiranda visi naujokai. Ką mums reikėtų pirmiausia padaryti, tai pasikeisti savo išvaizdą. Taigi spaudžiame ant meškiuko ir matome spalvas. Šitą pirmoji paletę spalvų keičia pirmąjį tą sluoksnį, kaip sakau, ir pasirenki kokį nori. Šiuo atveju aš noriu pabūti juoda ir su baltu. Change your eyes. Tai čia pasikeiti akis. Yra visokių formų, kaip kiekvienas skonis. Aš kaip esu mergaitė norėčiau tokių. Ir čia yra raštai. Visokių raštų. Ir galima taip pat pakeisti tų raštų spalvas. Šiuo atveju aš noriu pasirinkti juodą. Ir pasirinkti raštus, su kuriais man būtų... šiuo atveju aš noriu būti Harry Potteris. Spaudžiame kryžiuką ir mes
įsisaugojom Hario Poterio išvaizdą. Kitas dalykas - nueiti į savo namus, spaudžiame ant namelio, kur parašyta Dina. Anglų kalba tai reiškia urukas. Čia ta Liza kalba, mes jį išjungiam ir mes matome 2 stafus arba daiktus savo namuose ir mes jas išdedam kaip norim, aišku, paskui jas galima bus parduoti arba iškeisti kaip norim. Čia nėra labai aktualu. Mums davė pinigų. Tai va, paskui mums rodo spausti ir nusipirkti daiktų. Šiuo atveju mes turėsim pirkti daiktų. Mes spaudžiame ant daikto ir perkam. Ir mums automatiškai jis leidžia pinigų. Ir aš dar nusipirksiu 2 sofas, kilimėlį ir pagalvėlių, kurių mums reikia. Nusipirkus visko, galiu eiti išdėlioti daiktus. Štai susidėliau daiktus, kaip man patinka. Galima pasižiūrėti. Aišku, galima ir daugiau daiktų nusipirkti, bet ne viskas mums galima. Kur yra parašyta members, tai čia yra tik member. Nes membership turi pirkti mėnesiui $2 kažkiek ten. Ir tiesiog aš ant žaidimų neleidžiu pinigų ir svarbesnių dalykų, bet čia kiekviena pasirinkimas. Toliau, ką norėjau parodyti, ką reiškia kiekvienas iš šitų žaislių, ženklų. Šitą mes žinom, kad čia jau pakeisti išvaizdą, o šitas galima pakeisti gyvūną. Tasme, čia galima pasigaminti, kaip parašyta, naują gyvūną. Štai, visiškai tas pats, tiesiog yra gyvūnų, kurių mums dėja neleidžia, tik su membership. Yra toks žieminis elnias, jis iš tikrųjų yra gražus, bet ne mano skonį. Meškėnas, mano mylimiausia lapė, žirgas arba arklys ir krokodilas, dramblys, raganosis, delfinas jūrų čia gyventojas, ryklys, aštuonkojis ir žirafa, kaip matėme pirmai. Mums galima pasirinkti iš tų, kurių nėra spynelės su pėdute auksinės. Tarkim, jeigu aš norėjau vilko ir pandos, bet pandos pirmo labiau norėjau, tai nenusiminkit, visada galėsite antrą gyvūną turėti. Nebent tik, kad turėkite 1000 pinigėlių. O galvoju, kaip užsidirbti tuos pinigus? Tai nebėda, jeigu tu Animal Jam sugalvotas taip, ir galima juos užsidirbti žaidimų, kaip sakant, parduotuvėje. Ant kiekvienam žaidime galima užsidirbti pinigų. Tarkim, kaip aš dabar pažaisiu vieną žaidimą, kuris gal šiek tiek nuobodokas, bet labai gerai uždirba pinigus. Štai žaidimas reikia bėgti nuo skrendančių planktonų ir kuo tu išlieki ilgiau, tuo tu daugiau pinigų gauni. Šiuo atveju aš gausiu nemažai pinigų, nes esu, jeigu mirsiu 3 arba 2 arba 1, tai nenuskriaus manęs labai. Dar matome Arkties vilką, kurio dėja nematėme pirmai, nes jį ne visur Uždirbau 115 pinigų. Tikrai yra nemaža suma, už tai galima labai daug nusipirkti. Paliekame žaidimą ir keliaujame toliau. Taigi, kaip ir sakiau, čia rodo mūsų pinigus, čia rodo vakarėlius. Taip, vakarėliai vyksta ir šitame tame žaidime. Ir čia yra knyga, kurioje kiekviename žemyne galima rasti gyvūnus. Ir jeigu surenki visą kolekciją, gauni specialią dovaną, su kuri jos nenusipirksite gausi. Toliau, titulai. Šiuo atveju aš neturiu titulų, nes nieko neturiu. Bet titulus gauniu už bet ką. Toliau matome
laikraštį, tai čia yra viskas surašyta, kas nauja atsiradę arba kas atsiras po kažkiek laiko ir dar kokią, kas, iš tikrųjų, žinias. Toliau čia draugus, šiuo atveju neturiu draugų, nes naujas akauntas ir tiesiog čia rodo draugus ir rodo, kas prisijungė, kas ne. Nu, paskutinės laiškai, kuriuo galima gauti laiškus arba rašyti laiškus. Toliau matome tuos nustatymus, kur galima pasirinkti pasaulį, žemyną su kitais. Galima užrakinti arba atrakinti namus ir pasirinkti tiesiog. Ir iš čia yra World Map, arba kitaip sakant, to žaidimo pasaulio žemėlapis. Čia yra visokie žemynai. Šiuo metu aš esu čia. Ir čia yra labai daug ir labai įvairūs ir labai gražūs žemynai. Man tikrai tai patiko. Ir yra taip pat vandenyno pasaulis, jo miestai, kaip sakant, irgi labai patiko, bet vienas minusiukas, kad galima tik su jūriniais gyvūnais, kur yra toks pažymėti tokia bangelė, galima bus pamatyti. Ir čia, jeigu paspaudį, tau rodo, kur yra visas parduotuvės, kur yra kinai ir kur yra gyvūnėlių parduotuvės. Taip, čia galima turėti ir gyvūnėlių. Taigi, manau, kad viską yra parodžiau. Ir be to, kiekvienas gyvūnas gali daryti visokias, kaip ir mes. Gali šokti, šitą kvailai biškį šoka, gali miegoti, gali šokinėti ir gali žaisti. Taip pat gali sėdėti įvairias puses. Galima reikšti emocijas, bet čia dėja šitus gali reikšti tik membriai. Emocijų yra visokiausių. Galima kalbėtis, chatinti su kitais, bei galima rašyti. Tik angliškai be to. Lietuvių kalba čia negalima. Šiuo atveju su manim sveikinuosi dabar Vilkas, bet dėja aš kalbu su jumis, su juo neturiu laiko kalbėti. Pakviečiau jį draugus. Čia žaidimas mane tikrai sužavėjo, žaidžiu jį, gan ilgokai, bet buvau labai didelę pertrauką padarius, gavau prizą. Tai vat, tiek ir norėjau. Jeigu jums patiko šitas video, aišku, kas jau žino tą Animal Jam jau žino viską, bet kas jau nežino, smagu, kad sužinojo, tikriausiai sužinojo daug. Ir nes visi video būna anglų kalba, aš norėjau, kad ir lietuviai sužinotų. Taigi, jeigu jums patiko mano video arba norėtume daugiau apie kažką kito su savo akauntą padaryčiau, nuotykių video ar dar ką, pakomentuokit, kokių temų norėtumėt ir laikinkit, subscribinkit. Su jumis buvo Animal Jam LTV kanalas ir gero žiūrėjimo. Tas video bus dėja už kelių dienų. Taigi, su jumis buvo Animal Jam. Iki!